Liūdna, kad baigėsi, mes dar matai galėtumėm atgal varyti tą Dakarą, žinai, jeigu tik tais jie sakytų, davai varom atgal, varom, visą trasą atgal varom, mes jau mašiną beveik susitvarkėm, išsigydėm ligas, tai žinai, galėtumėm. Mes dar turim jėgų, yra parako statinėse, taip kad ir kažkaip anksti baigėsi, va patys nesuprantam. Atrodo, visus metus ruošiamės, o jau reikia vyniot meškerės namo, tai keista. Paskutinis greičių ruožas teko pravažiuoti tik tai pirmą jo etapą iki CP1, o toliau buvo jisai sustabdytas dėl oro sąlygų, nes praktiškai važiavom per derlingų laukų keliukus. Tai kadangi lėjo lietus, o keliukai siauri su grioviais giliais, tai kada pradėjo vardytis automobiliai nuslysti nuo kelių į tuos griovius ant posūkių, jis buvo sustabdytas ir praktiškai netgi iki pirmo CP punktų važiavome visi vorele ir teko keletą kartų stovėti, laukti, kol vienas kitas sunkvežimiai įsitrauks ar atsivers iš griovių.